Nu, dabar mes persikeliam tiesioginėme eteryje į Merkinę pas Rūtą Lankininkaitę ir tema tokia truputį skaudoka tema. Žinot, ką čia ir slėpti, visi anksčiau ar vėliau tapsime vyresnio amžiaus ir net ir šią laidą pažiūrėję tapsime valanda kita vyresni, bet kai tos valandos susideda į dešimtmečius, tai ir taip nejauku sakyti, bet mes dabar keliaujame su Rūta į naujutėlius, bet fantastiškai gražius senelių namus Merkinėje. Rūta, prašom, papasakokit. Labadiena Jūrai ir labadiena Lietuva. Na, iš tikrųjų esame Merkinėje, esame pačiuose naujausiuose globos namuose. Ir pasidarius po juos, na, iš tikrųjų pradedi galvoti, kad galbūt ateina tas laikas, kai ir senjorai neįgalieji gali oriai gyventi ir gali oriai čia, na, tiesiog ir žaisti, ir kalbėti, ir bendrauti, ir televizorius pasižiūrėti, ir gerai maitintis. Be abejo, labai gaila, kad Lietuvoje tokių globos namų reikia, tačiau, kad jie yra tokie geri, šiandien kalbėsime apie tai su dviem pašnekovais. Vienas iš jų tai yra Vidas Mikalauskas, Varėnos rajono meras. Sakykit, globos namai yra kitokie negu visi kiti, tarkim, Lietuvoje. Na, pirmiausia tai, kad yra jie nauji namai, įrengta tikrai pagal paskutinį reikalavimą ir aš manau, kad žmonės tikrai labai jaukiai jaučiasi, kadangi yra jaukus, patogus ir labai yra daug ką veikti net ir tokio amžiaus, garbingo amžiaus žmonėms. Ta investicija tikrai jinai buvo padaryta labai didelė, bet aš manau, kad tikrai jinai turės, kaip sakant, atsiperkamumą. Merė, dabar ar tai yra vieninteliai globos namai jūsų rajone? Ne vieninteliai, mes turime Varėnos mieste namus, aišku, jie nėra pritaikyti visiškai, kad galėtų ten žmonės labai patogiai gyventi ir poreikis yra dar didesnis ir mes galvojame, kad galbūt dar ieškoti galimybių ir dar vienus namus, nes žmonės nepatenka, o vieniši gyvenantys kaimuose iš tikrųjų turi labai sudėtingas sąlygas ir matomai, kad artimiausiu metu reikia ir apie dar vienus namus. Dabar dar viena pašnekovė yra Nijolė Kašėtienė, jinai yra šių globos namų direktorė. Sakykit, panė Nijolė, kiek turit globotinių ir kas čia gali apsigyventi ir visiems prieinami šie globos namai? Taip, yra prieinami visiems rajono savivaldybės gyventojams, kurie sprendimus jos prie savivaldybės jiems paslaugus įvertinus jų poreikį. Šiuo metu mes turim 35 ilgalaikės globos vietas, turime 5 trumpalaikės globos vietas ir planuojame artimiausių metų priimti dienos globai 5 žmonės. Taip pat šie globos namai gal ypatingi Merkinėje, kad mes dabar teikti paslaugas, tai yra higienos paslaugas, dušas, vonia, skalbimas. Taip pat mes galėsime maitinimą, kam reikės teikti, transporto paslaugas, nuvykti pas gydytojus. Vienu žodžiu, mes galim teikti daug paslaugų, kurios yra numatytos socialinių paslaugų katalogė ir kurias pagal savivaldybės patvirtintus įkainius. Ir turbūt žmonėms nereikėtų įsigasti, kad čia yra kainos, bet valstybė ir savivaldybė rūpinasi žmonėms, kuriems reikalingos paslaugos ir yra numatytas mokėjimas ir žmonės moka priklausomai nuo pajamų procentaliai. O dabar, sakykit, bendruomenė čia galės pasinaudoti tam tikram paslaugam? Taip, visi, kuriems tų paslaugų reikia, tik numatyti laiką, kada galės naudoti dušų, vonia, skalbtis. Mes tą paslaugą teiksim ir ją dabar platinam. Taigi aš dėkoju pašnekovams ir noriu pasakyti Jūrai, kad iš tikrųjų globos namai labai moderniai, labai šiuolaikiškai, na ir seneliai čia gyvenantys yra patenkinti. Na, Rūta, ačiū Jums už pasakojimą. Akivaizdu, kad vieno dalyko globos namuose tai tikrai trūksta. Mobilusis internetas, ten ko gero ne pačios aukščiausios kokybės. Na, bet antra vertus, išmaniųjų telefonų turbūt seneliai ten per daug ir nemaigo.
Ačiū, Rūta. Grįžtame į studiją. Mes, aišku,